Labas vakaras visom. Na tai ką, pagaliau austrų gamintojo siūlai atvyko į Patria siūlus. Tai pasipildžiau kalėdinės linijos kamuoliais. Tai būtent juostuotom spalvom, nes šių siūlų neturėjau jau. Ir kur matote nuotraukose numegztas kojines, tai būtent iš šios spalvos. Tai paėmiau 2 įpakavimus. Ir dar pasipildžiau keliom spalvom, kurių praktiškai jau neturėjau arba buvo visai nedaug. Tai galėsite užsukti į elektroninę parduotuvę, nes iki kalėdų tikrai jau labai mažai laiko belieka. Štai dar viena spalva. Na ir ką, atvyko kojinių siūlai su šilku, kurių turbūt labiausiai laukiau. Tai čia pernai metų spalvos, aš juos jau turėjau atsivežus ne vieną kartą. Tikrai ne viena jūsų mezgite iš jų ir kojines, ir megztukus. Taip, šiek tiek išpakuosiu štai. Čia su mėlynu ir turkio atspalviu yra. Tai šį kartą pasiėmiau tokias populiaresnės spalvas. Čia kodas yra 533. Taip, toliau iš senųjų spalvų atvyko tokia audringos jūros, galbūt tokia tamsios, tokios jūros spalvos derinys. Tuomet atsivežiau su rudu, štai šį. Ir atsivežiau čia iš senųjų su violetiniu. Šią būtent spalvą esu pasilikusi ir sau. Aš pati tai noriu megztuko. Tai būtent šį derinį su violetinė esu pasilikusi ir sau. O dabar naujo šių metų spalvos. Tai žinokit, grožiai. Tuomet šiek tiek išpakuosiu. Tai kažkaip tai labai laisvai supakuoti jie. Šiek tiek tokie pasilamdė kamuoliukai. Taip. Štai. Nu, žinokit, žiauriai gražios spalvos, žiauriai gražus deriniai. Tik kad kamuoliukai tokie išsidraikę. Tai čia yra kaip ir irgi kojinių siūlai. Čia yra kodas būtent šis, tai yra 618/23. Tai 23, tai kad čia yra šių metų spalvos. Ir čia sudėtyje yra 60 merino vilna, 20% yra šilkas ir 20% yra poliamidas. Dalė nuostabus, tikrai dalė nuostabus yra, nes tiek klientės yra mezgusios, aš pati nemezgiau, bet turime vyriškos kojines, tik tai iš senesnės kolekcijos atspalvio. O čia, kadangi yra pačios naujausios šių metų spalvos, tai mane labai gundė atsivežti. Tai čia taip, toks irgi derinys tarp rudai, mėlynai hakis spalvų. Tuomet dar vienas derinys, kurį aš atsivežiau, nes jų spalvų yra daugiau, bet pasirinkau šį kartą 3 atsivežti. Taip, čiažino aš jums turbūt labai ir su viena ranka negaliu išsičiažinti, išimti. Štai, matau, biški yra praplėštas kampas. Taip, žiūrime. Čia yra su mėlynu. Tik tai mano spalva yra nelabai tinkama, jums šiek tiek iškraipytas spalvas rodo. Tai čia yra tokia sidabrinė, mėlynais sidabriniais atspalviais. Toksai spalvų derinys. Kiek reikėtų 5 metų mergytė megztiniui? Ačiū. 5 metų mergytė, taip, čia metražas 100 gramų, 420 metrų, tai manau, kad 2 kamuoliukų reiktų. 3 nereiktų, 2 kamuoliukų tikrai reikėtų. Manyčiau. Taip, ir paskutiniai atspalviai čia tokie su ruduju. Pieno valentos tokios kavos. Tai bandysiu irgi kokį nors tarpuką rasti, kur būtų įplyšę, kad galėčiau. O. Taip. Tuoj bandau. Su viena ranka ganėtinai sudėtinga atplėšti, bet jau tuoj.
Ačiū, nėra už ką, Dalia. Tai siūlai bus elektroniniai parduotuviai jau šiandien, tai galėsite įsigyti. Taip, traukiu paskutinį kamoliuką. Štai, ir visi jie turi to šilko žvilgesio, tai tikrai labai prabangiai atrodo, o čia jau tokia kakavinė ruda su mėlynais atspalviais, toksai derinys. Na, naujas iš tas spalvas pamačiusi, tai jau norėjau vėl dėti savo pradėtus mezginius į šoną. Greičiausiai taip ir bus. Šiandien dar gal bandysiu susilaikyti ir nepradėti, ir nemegzti, nes aš turiu dar keletą kojinių pradėjusi megzti, jų dar nerodžiau, būtinai parodysiu. Bet kai pamačiau šitas naujasias spalvas, tai kažkaip, tai žinokite, sunkiai valdausi neatsidėti bent po vieną kamoliuką. Nes kadangi dabar tas toksai intensyviausias laikotarpis ruoštis kalėdoms ir tikrai yra nuostabi dovana megztos kojinės, manau, yra tobula dovana, nes tai maža to, kad tai yra rankų darbo dovana, bet ir iš puikių siūlų, nes kalbant apie Katę kojinių siūlus arba Fernervolio kojinių siūlus, tai tikrai yra aukšta kokybė, būtent šie siūlai tai yra išbandyti ir mano pačios ir klienčių. Tai labai kviečiu visas užsukti į elektroninę parduotuvę. Švelnus Dalia šitie siūlai tikrai, na, mano vaikas nėra itin jautrus, bet siūlas pojūčių yra labai švelnus ir klientės pernai pirkusios tikrai mezgė megztukus ir vaikams. Tai šitą tikrai žinau, tik tai mesgi iš spalvų būtent šių. Tai tikrai ne viena klientė rinkosi vaikų megztukam. Tai nusiskundimų kažkokių tai nebuvo. Aišku, jeigu vaikas yra ypač jautrus ir jisai ypač nemėgsta kandimo, tai net ne kandimo, bet gal tokio megzto mezginio, tai gali tiesiog iš savęs nenešioti, nes jam tiesiog asocijuosi su kandimu, nes irgi yra tekę bendrauti su klientėm, kad vaikai tiesiog iš esmės nemėgsta megzto mezginio, nes jis jam asocijuosi su kandimu. Tai sunku pakomentuoti, bet šis siūlas pojūčių absoliučiai nei kiek neprimena kojinių siūlus, kurie būna šiurkštus, vilnos rimtos tokios kojinių siūlai, tai tikrai ne. Siūlas yra pakankamai švelnus ir tikrai tinkamas megzti megztukam, net ir vaikam, bet vėlgi reikia įsivertinti tą vaiko jautrumą. Aš savo vaikui tikrai megščiau. Ir nes jinai mėgsta megztus mezginius ir jinai pilnai nešioja, tai aš rinkčiausi šį siūlą megzti vaikui. Na kągi, aš tuomet bėgu fotografuoti ir įkelti. Šie senosios kolekcijos spalvos yra elektroniniai parduotuvėje, o naujos kolekcijos spalvas netrukus sukelsiu. Dar tuo pačiu, kadangi jau esu eterį, noriu pasakyti, kad šiandien sulaukiu iš jūsų žinučių ir skambučių dėl Katę užsakymų Skandinavija ir Infinity siūlų. Tai Katė pirmoji siunta, kuri praktiškai buvo išparduota per kelias dienas, atvykt pagal viską turi 22 dieną, tai yra trečiadienį. Kita siunta turi atvykti pagal viską penktadienį, kurios kiek yra ir šiuo metu elektroniniai parduotuviai. Dar dėl trečios siuntos derinu, nes dar noriu keletą pozicijų paimti, tai šiandien visai neturėjau, žinokite, kada prisėsti prie papildomo užsakymo. Tai šiek tiek paprašysiu kantrybės, dėl ko aš įdėjau rezervacijas, kad jas įsigytumėte per parduotuvę ir taip savo rezervuotumėte siūlus, nes taip, mano akimis, yra saugesnis variantas tiek jums, tiek man, kad nepersigalvosite, kad man orientuotis pačiuose kiekiuose, kiek jūs rezervuojate, kad aš pati nesuklyšiau, nes tikrai pasitaikė tų atvejų, kuomet rezervavau, bet tiesiog pamiršau užrašyti sąsiuvinį, buvau ne prie kompiuterio, o tiesiog kažkur kitoj aplinkoj, kur lyg ir pamačiau, užfiksavau, bet perrašyti į savo užsakymų sąsiuvinį pamiršau ir tikrai buvo klienčių, kurios negavo siūlų. Čia būtent tokiem siūlom, kurie yra kaip Skandinavija, jie yra išparduodami ir tiekėjas jų neturės, tai jų pasipildyti galimybės nebus, dar sandėlyje buvo keletas spalvų, tai jeigu dar bus poreikis, aš dar paimsiu,
bet dabar jau lik ir su antrąja siunta pakankamai atvažiuoja daug. Tai norinčios užsisakyti, tiksliau užsirezervuoti, kad jūs tikrai juos gautumėte, tai galite užsukti elektroninę parduotuvę www.patriasiūlai.lt į išpardavimo skiltį. Jie sudėti tenai. Kiekius galutinius jūs matysite elektroninėje parduotuvėje, lygiai taip pat yra su Infinity. Tai aš pirmą transliaciją gavusi siuntą padarysiu trečiadienį ir trečiadienį bus išsiųstos visos siuntos, kurios buvo užsakytos pirminės. Tai vadinasi praeitos savaitės pabaigos, nes berods aš buvau įkėlus video ar tai trečiadienį ar ketvirtadienį tą pirmąjį reelsą, kad išeina Skandinavija siūlai. Tai su juo būtent tos klientės, kurios užsisakėte tuo metu, tai jums bus išsiųstos siuntos trečiadienį, o dabar paskelbiau antrą partiją sekmadienį, man atrodo vakar ganėtinai vėlai, kad atvyksta papildymas, tai iš šio užsakymo siuntos bus išsiųstos po savaitės. Stengsiuosi penktadienį, jeigu siunta mane pasieks, jeigu siunta manęs penktadienį nepasieks, tai vėliausiai bus išsiųsta pirmadienį. Tai po savaitės. Tai tiesiog paprašysiu šiek tiek kantrybės, o kalbant apie Skandinaviją siūlus ir Infinity, tai siūlai tikrai verti dėmesio, už itin patrauklę kainą ir jie bus išimti iš gamybos, jau yra išimti iš gamybos ir nebus gaminami, tai tikrai paskutinė proga aukštos kokybės siūlus įsigyti už ženkliai mažesnę kainą. Aš trečiadienį darydama video transliaciją, aš jums parodysiu, kaip atrodo megztukas megztas, dabar galvoju, prieš 3,5 metų turbūt. Tai buvo mano pirmasis megztukas megztas savo, tai mezgiu už Skandinaviją siūlų, aš jį nešiojau 3 metus, kur galiausiai aš jį jau buvau atidavusi mamai, nes man jis atsibodo. Esmė yra tame, kad siūlai tokios geros kokybės yra, kad jie nenusinešioja, jie greičiau atsibosta nešiojant, kuomet norisi jau kažko tai naujo. Ir kalbant dar apie kokybę, tai šiuos siūlus buvau išbandžiusi pirmą ant vyro megztuko, jisai dirba lauke žiemos metu, tai jis megztuką nešioja iš esmės praktiškai ko ne kiekvieną dieną, jam duodavo pailsėti savaitgaliais, jį išskalbiant ir kad vėl galėtų, nes jis yra beprotiškai šiltas siūlas, nėra storas, jis labai gerai laiko drėgmę, tai jūs neprakaituosite, jeigu jums ir bus šilta. Labai gerai kvėpuojantis siūlas ir jums su juo bus jauku ir šilta. Tai tikrai jau yra siūlas patikrintas ne tik mano, bet ir klienčių. Aš pagal tai, kad tos pačios, kurios jau atrodo visas spalvas išbandė, žiūriu vis tiek dar į krepšelius susidėjusias kantriai laukia ir galvoju, tai matomai pakartotinai dar megs dar kažką tai. Iš tikrųjų, aš pati pasilikčiau vien dėl to, kad siūlas yra toks geras, kad turėti tokius megztukus, kurie, na, kaip čia pasakyti, tokius ilgaamžiškus, kurie bus pradžiai nešioja kaip tokį išeiginį, o po to jau pasidedi, kur nešioji tokiais visais ekstra atvejais, kur bet kur reikia tokio šilto gaminio. Tai aš tikrai dar pasilikčiau savo, bet šį kartą pirmumą palikau jums, nes beprotiškai daug esu atsidėjusi mezginių, galvoje sukasi labai daug pamokų, kūrybos darbų, tai tiesiog aš fiziškai nespėčiau dar vieno megztuko nusimegzti būtent iš šių siūlų, kad jum parodyti arba pačiai pasidžiaugti. Tai tikrai kviečiu tos, kurios dar neįsigijote ir dar svarstote, tai siūlai verti dėmesio. Na, šiandien dar grįžtu dar į šį gamintoją, per Nervolę, tai austrų gamintojas, kuris taip pat labai vertina kokybę, labai žiūri atsakingai į sudėtį, tausojantis gamtą, jiems taip pat labai tai yra svarbu. Tai dėl ko mane šitas gamintojas iš tikrųjų ir patraukė mano akį, plus tai yra siūlai, kol kas aš esu tik tai, kalbant apie juos, užsikabinusi ties kojinių siūlais, bet jų asortimentas yra platesnis, tik niekaip neprieina rankos, kad kažką dar užsisakyti apart kojinių siūlų, bet iš tikrųjų šitie kojinių siūlai mano imami, ypač šie naujieji su šilku, mano yra imami negalvojant vien tik apie kojines, nes šie, kaip ir minėjau video pradžioje, šitie siūlai kuo puikiausiai tinka ir megztukam. Ir kuo jie yra puikus tuom, kad tai yra siūlas pakankamai plonas,
tai jūs nusimezgusi megztinę, išeiga jo bus automatiškai mažesnė negu storesnio siūlo. Ir kitas dalykas, plonas megztinis ir šiltas megztinis, jisai yra ganėtinai patogus nešioti, ypač žiemą, kuomet mes rengiamės dar papildomus drabužius, kad nebūti tokiam visai nerangiam ir nepajudinam žmogui lauke, tai ploni megztukai yra, mano manimu, pati geriausia išeitis būtent šaltuoju metų laiku. Nes kažkokį itin storą, tokį aš labiau vertinčiau rudenį arba pavasarį, kuomet mes jau nusiemam striukę, tai kažkokiam tai užmestukui, kuris gali būti tikrai storas, tai tikrai arba tiesiog storas megztukas, bet tokius plonus siūlus aš kažkaip žiūriu žiemą, nes jie lygiai taip pat vienodai bus šilti ir jums jais bus tikrai šilta. Bet plonas megztukas, plonas siūlas mūsų nevaržys judesių ir mums tikrai bus patogu jį nešioti tiek ofise, tiek einant kažkur kitur. Na tai ką, ačiū, kad žiūrėjote, aš skubu tuomet sukelti naujasias spalvas į elektroninę parduotuvę. Ir tuomet pasimatysime, kai atvyks Katės siunta ir tuomet pakalbėsime daugiau būtent apie Skandinaviją ir Infinity siūlus, galėsiu parodyti savo megztukus. Ką mesgiau prisiminti, koks kiekis reikalingas, iš arčiau šiek tiek pasižiūrėti, nes Infinity mano tunika suknelė taipogi buvo panašiu laiku numegzta, gal prieš 2 metus berods aš mesgiau, ne praeitą žiemą, dar praeitą. Tai mano buvo viena iš mėgiamesnių, nes siūlo sukimas, kuris yra Infinity, mano vienas mėgiamiausių. Nes dar toksai, jie šiek tiek burbuliuojasi tie siūlai, tai priežiūros tikrai reikalauja, nes siūlas yra nepilnai susuktas, kaip būtų įgyję, bet siūlas nėra orui pralaidus, todėl jisai yra pakankamai šiltas, na, ganėtinai šiltas. Dar jeigu kalbėti apie šiltumą ir vertinant, tai sukimo tokio kaip Infinity ir Skandinavija šiltesnis būtų Infinity. Čia jau mano pačios požiūriu, kiek esu išsibandžiusi šios siūlus skirtingus ir kiek esu nepralenkę savo kokybę, šilumą, grožių. Ir manau, nenusivilsit, jeigu dar nepabandėte, jeigu dar spėsite juos išbandyti. Na tai ką, ačiū, kad buvote kartu ir ate.